Aptikau tokį įdomų blogo įrašą pavadinimu Competitive Undereating – That Harmful Thing That You're Probably Doing and Why Do You Have to Stop. Šis įrašas sukėlė įdomių minčių panašių į tai, ką rašiau ortoreksijos tema, o kur yra riba tarp sveiko užsispyrimo ir valios pastangų valgyti taip, kaip žinote, kad yra sveika, ir liguisto susirūpinimo sveika mityba, kuris kenkia sveikatai ir gyvenimo kokybei jūsų ir jūsų kritiniu mąstymu paremtų supratimu. Anot įrašo autorės, žmonės konkuruojantis neprivalgymo sporte, jei jį taip galima pavadinti, siekia visose situacijose viešai pademonstruoti, kad ypatingai rūpinasi savo sveika mityba. Jeigu tariamasi, kur visi kartu valgys, tai būtinai siūlo tą restoraną, kuriame bus mažiausiai kaloringo maisto. Jei nutariama, kad visi vakarieniaus picerijoje, tai iš anksto viešai naršo internetinį meniu ir išsirenka liesiausią, tai yra sveikiausią patiekalą. Jau pačiame restorane būtinai praneša, kad šiandien dar nieko nevalgiau, arba aš šiandien valgiau tikrai sočius pietus. Atėjus deserto metui garsiai atsidūsta, jog jau savaičių savaitės trokšta sūrio pyrago, visų klausinėja, ką užsisakys desertui, o atėjus jo ar jo eiliai atsisako deserto iš viso. O po vakarienės garsiai svarsto, kaip reikės visą šitą maistą sudeginti bėgiojant. Na, iš tiesų, kas čia blogo? Visų pirma, ne kiekvienas, kuris taip kalba, yra toks konkurentas. Visų antra, ne kiekvienas, kuris kalba apie maisto sveikumą, nori tik pasirodyti prieš kitus. Bet tikrai bus tokių, kuriems kalbėjimas apie sveiką mitybą, savivertės didinimas per savo mitybos lyginimą su kitais ir savo elgesio iškelimas aukščiau kitų bus gerokai svarbesnis negu pati sveika mityba ir rūpinimasis savo sveikata. Sveikai mitybai šiandien skiriama tikrai daug viešojo dėmesio, tai yra beveik visuotinai teigiamai vertinamas elgesys, todėl nesunku įsivaizduoti, kad prisiimti visą psichologinį atpildą už tokį visų palaikomą tikslą, į tai neįdedant didesnių pastangų, gali būti labai patrauklų. O ilgainiui gali įsivaizduoti, kad taip iš tiesų ir yra, nes juk iš tiesų buvo suvalgyta mažiau, pabėgiota daugiau ir pagaminta liesiau. Bėda tik, kad nereaguojant į savo organizmo vidinius signalus ir poreikius maistui, nestebint maisto poveikio savijautai, svoriui ir energijos lygiui, toks rungtyniavimas su kitais tampa panašesnis į bandymą plaukti bėgimo takeliu, kai visi kiti jo bėga. Sveika mityba neturėtų tapti nuolatiniu savęs lyginimu su aplinkiniais, nes kiekvienas organizmas yra pakankamai individualus. Ir savęs lyginimas su tuo, kaip kitas žmogus jaučiasi valgydamas būtent taip, neduos jokio tvirto atramos taško sprendimams apie nuosavą sveikatą. Trumpai tariant, žiūrėkit savo lėkštės ir savo gurgiančio pilvo. Skanaus, taikos ir ramybės.